Kaip jau išeitų, kad jūs kaip ir dar nebe meras, bet žiūrėkit, tiek darbų jau veikėt, nuveikėt, dirbat, tai kas čia, altruizmas? Meras tik tai dabar ne Ukmergės, o šiaip tai mano patirtis yra, aš dirbau ir Joniškio rajono vykdomo pirmininkų, valdytojų ir merų. Taip kad dabar tik tai galbūt vėl pabandysim įbrysti antrą kartą į tą pačią kaip tekančią upę. Bet palaukit, tai jūs buvot tuo ten vykdomojo ir panašiai, bet dabar juo nebūdamas, na žiūrėkit, kviečiat ir ambasadorius, kviečiat kitus į tą Ukmergę, verslus rūpinatės, bet pats liktai dar turėtumėt, na, kaip ir neatstovauti. Tai kodėl? Kas čia yra? Sergat už tą Ukmergę? Taip. Teisingai labai ir pastebėjote ir išsireiškė, taip sergu už Ukmergę, kadangi aš esu grynas ukmergietis, visą laiką ten gyvenęs, dirbęs, po to tik tai gyvenimas buvo nubloškęs į kitus rajonus, teko dirbti. O šiandieną grįžau į savo gimtąjį miestą, praktiškai, jeigu taip ir kodėl norėčiau ir tą darau, todėl kad turiu patirtį, turiu išsilavinimą. Ir politinį, ir ekonominį turiu įsilavinimą. Ir aišku, savo gimtajam miestui noriu padėti. Antras dalykas, aš miesto puikiausiai žinau ekonominę situaciją, geografiją, žinau žmonės, žinau jo istoriją, su daugelį žmonių, kaip sakyt, ir dabar dar daug kas mane sutinka, sako, o labas, ar tai Juliau, ar tai Kazėnai, kaip jie čia mane bepavadintų, bet aš su jais praktiškai visą gyvenimą. Ir man nėra, pavyzdžiui, kažko tai naujo, jeigu žmogus ten pradeda kažką apie savo gyvenimą pasakoti, aš jau apie daugelį žmonių, jų bėdas, džiaugsmus žinau. Todėl savotiškai, jeigu ir toks kredo, ir mano, einant į rinkimus ir yra. Aš su jumis ir varge, ir džiaugsme. Ir dabar sakykit, pats ukmergiškis, Ukmergė savo laiku klestėjo kaip pramonės miestas. Ir jums dabar, atvažiuojus į Ukmergę važinėjant, turėtų skaudėti širdį. Ir visiems turbūt ukmergiškiam yra svarbu. Ar prikelsi tą ir kažkada tai buvusi tikrai pramonės ir baldų, ir žiūrėkit, ir vienybę turėjot, ir tikrai miestas klestėjo, dabar kaip ir tai liūdni žmonės, dirbti moka ir norit. Sako žmogui, ką jūs pažadėtumėt? Šiandieną mes jau daugelį klausimų, sakot, iš kur aš žinau tas bėdas viską, mes esame savotiškai unikali dar ir tuo miesto bendruomenė, kad tai yra vienintelė tokia miesto bendruomenė, apimanti visą miestą ir daugelį klausimų mes įsprendėme. Ir vieni aktualiausių klausimų jau ir šiandien pas mane ateina daug ir verslininkų, kai įkurti įmonę ir taip toliau. Ir aš mums tenka pakariauti ir su savivaldybėje dėl įvairių klausimų, kurių jinai nesprendžia šiai dienai. Jūs turbūt pastebėjot, jau čia visa Lietuva, jau mes kariavom dėl šilumos, kai iš tikrųjų šilumos klausimai ir ypatingai aš tiesiai šviesiai galiu pasakyti, municipalinis turtas, savivaldybės turtas, kuris priklauso, kaip sakau, liaudžiai, jinai jį ir turi valdyti. Tai palaukit, aš dabar noriu kitaip. Tai gal ukmergiškiai ta unikali tauta, taigi žiūrėkit, jūs su ta, būtent dėl šilumos, sukėlėt panikos baimę visai Lietuvai. Jeigu Ukmergė išsivaduos nuo priklausomybės monopolijos, tai jūs padarysit beprecedentą. Taip, aišku, labai norėtume to, bet kaip čia pasakyti, jeigu mūsų neparems, šią dieną galiu pasakyti, remia labai Prienų bendruomenė, Trakų, Vilniečiai įsijungia, Kauniečiai jungiasi, labai daug turim pritarimų iš kitų miestų, rajonų šilumos. Aišku, tai bus didžiulė revoliucija, didžiulis sprogimas, jeigu tai įvyks, nes tokios jėgos nenori šitą klausimą atiduoti savivaldai. Nors pagal savivaldos įstatymą pasakyta, kad savivalda turi aptarnauti, aprūpinti šitais klausimais šilumos, elektros, energijos, ten dujų ir taip toliau. Aš kitą klausimą užduosiu. Čia viskas aišku. Šiluma. Bet kiekvienam ukmergiškiui turbūt svarbiausia yra šiai dienai darbas. Ne kiek už šilumą sumokės, o darbo problema.
Ką jūs ketinate keisti, kad vis tik tai to darbo atsirastų? Kad mes nesėdėtumėm ranką ištiesę, bet patys uždirbt galėtumėm. Juk ukmergiški išdidų žmonės nori sakyti, honoravę. Ką darom? Mes jau dabar, galiu pasakyti, labai daug darom bendruomenės, pavyzdžiui. Mes apvažiavam Anykščius, Kupiškį, Joniškį, į Vilnių, į Kauną važiuojam tam, kad kuo daugiau įvairių programų. Kad ir nedidelius, smulkius versliukus, bet ką daryti. Kaip aš nesenai, ką tik jūs susitikime, sakiau, kai viena moteris kreipiasi, jauna moteris kreipiasi pas mus, norėdama įkurti grožio saloną, ir jinai pravaikščiojo vos ne metus laiko, kad ją neužregistravo. Už tokius dalykus, aš skaitau, savivaldybei reikia ne tai, kad per nagus, bet ir per užpakalį duoti. Viena moterytė, jinai įkūrė 7 darbo vietas. Mes labai daug pastangų dedam ir norim, kad analogiškai, kaip ir Anykščiai, mes turim, jūs ir sakėt, labai dar gražią gamtą. Atstumas Ukmergės yra unikalus. Praktiškai 60 km. Vilnius, Kaunas, Panevėžys, Utena ir labai graži gamta. Pirmučiausia, labai norėtume išnaudoti būtent šitos resursus, turizmą. Vaikų aikštelės, ten taip toliau. Mes jau dabar bendruomenę rengiam ir įsirengiam krepšinio aikštelės Paupy, kad tam būtų. Turim dar kažkada tai senais laikais mano pradėtą hipodromą, jį visą sujungti ir tokią puikią poilsinę zoną Vilniečiam ir užsienio svečiam atvažiuojančiam, kad galėtume įkurti. Dėl to, jūs jau, jeigu ir, kaip sakėt, mes labai daug stengiamės pritraukti užsienio investicijų. Bet tada kitas klausimas. Vis tik tai savivaldybės rajonų turi vis tik tai mažai galios. Daug turi galios, bet jos apribotos įstatymais, neprotingais įstatymais. Ir klausimas. Jeigu būsite išrinkti, jeigu tauta, tikėkime, patikėtų jum balsą, ar eisite, kaip sako, su šakėm prieš tuos valdininkus sėdinčius Vilniuje, katros savivaldybės suvaržo jūsų funkcijas, jum nuleidžia neprotingas direktyvas, kur matot neteisybę, nesąmonę, ar stosite Vilniuje su žmonėmis su plakatu ginti Ukmergę? Jau mes stovim. Jau mes net kartais biškelį pakritikuojam ir Vilniečius. Dabar dėl šilumos buvo nesenai, dėl pensijų sumažinimo. Tai mes, mūsų Ukmergės miesto bendruomenė, sakykime, Vilniaus tam mitingė prie ministrų tarybos pastato, tai susirenka vos ne pusė, atvažiuoja mano ukmergiečių. Aš pats stoviu jau su plakatu. Dabar kas liečia, jūs sakot, ar stosim prieš valdžią. Jeigu tai neprotingi sprendimai, pagal savivaldos įstatymas meras, savivaldybės taryba turi atstovauti savo gyventojus. Ir jeigu kas mane jau pažįsta Ukmergėj, jie žino, aš visą laiką sakiau, gal sako, reikia nusileisti valdžiai, susipyksim su valdžia, jie tenai mus skriaus, taip toliau. Taip, reikia, atstovėkim tvirtai, bet negalim mes išlaikyti vergo pozos. Kai kažkoks valdininkėlis, kalbėkim Vilniui, nežinantis nei situacijos, nei nieko, jisai jau pradeda pakeltų balsu aiškinti vienokią ar kitokią situaciją. Jie jau žino puikiai mane ir ten, kur protingai, mes niekada specialiai kipišo nekeliam, bet jeigu ten, kur matom, kad tai yra mūsų tiesa, kad tai mūsų interesus, savivaldybės mes turim atstovauti, aš visą laiką su žmonėm ir mes ir prie Katilinės, kai kas klausė, sako, tai ten, ar jūs su žmonėm, aš sakau, ir mūsų valdžios vyram, tarybos sakau, mes Katiliniai stovėdami per ištisas naktis ir dienas prie tų laužų, mes viską aptariam. Ir rajono visą valdžią, ir respublikos, ir globalizacijos klausimus, viską stovėdami su žmonėm, diskutavom, kalbėjomės iki kauliukų išnarstėm. Tai turėtum taršasi tokia išvada, kad jūs, jeigu būsite išrinkti, atstovausite ne savivaldybei, bet žmonėm arba žmonių savivaldybei. Taip, nes ir, suprantat, pačioj, ir dabar čia ir Liaudies partijoje, ir mes statom klausimą, pagrindai, kad į tarybą ateitų visgi ne grinai verslo žmonės, įmonių vadovai, taip toliau, kurie, kalbėkime atvirai, kaip tai bebūtų taryboje, jisai, visų mūsų pirštai truputėlį lenkia į save. Tuo labiau, jeigu tai įmonė, jinai pradeda vis tiek
daugiau interesų, netgi žiūrėti galbūt savo individualios, ar tai UABO, ar tai ABO interesus. Mūsų šitoj rinkiminiai kandidatų sąraše praktiškai yra gabus organizatoriai, visuomenininkai, bendruomenės nariai, bet nėra savininkų, kaip kad anksčiau daugumoje tarybos būdavo, maždaug didžioji pusė būna tik tai įmonių vadovai. Paskutinis klausimas. Kodėl su Liaudies partija? Kodėl? Paprasčiausiai, suprantat, galbūt tai ir naujas toks ir puslapis aplamai. Ir kalbėkime atvirai, aš kaip profesionalas, politikas, žinau, kad yra, pavyzdžiui, kalbamės ten socialdemokratai. Sakau, gerai, kas tie socialdemokratai yra? Tai kaip, tai Brazauskas. Ten kita partija, ten Naujoji sąjunga, liberalai. Man iš vis nesuprantama, liberalai... Taip, ir Liaudies partija Prunskienė. Tai jūs palaukit, tai kaip dabar šitą? Bet, suprantat, bet kodėl mes ir skyrių savo ir norim, kad tai ir būtų, nesvarbu, kad Prunskienė ten, pavyzdžiui, gerai, pirmininkė, bet man svarbiausia, kad tai mes atstovausim liaudį.